projekto vadovas, tai gal taip. Tai dabar pradedam susirinkimą jau. Norėčiau pristatyti privažiavimo kelio nuo Paribio gatvės iki Žemės sklypo Paribio 23E Vilniuje statybos projektinių pasiūlymų bylą. Mano pavardė yra Algimantas Vyšniauskas, taipogi atstovauju statytoją UAB Valor, kuris pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe yra iniciatorius šioje sutartyje yra paminėtas. Protokoluoja šį susirinkimą Daiva Vyšniauskienė, paskirta vedančiojo ir statytojo. Taipogi noriu pasakyti, kad šio susirinkimo daromas yra audio ir video įrašai. Tai norėčiau ir pradėti. Pradžiai pristatyti šio projekto priešistorę. Pradėjus projektuoti daugiabutį gyvenamą namą sklype Paribio 23A, dar galiojant ankstesniam infrastruktūros įstatymui, buvo galvota, kad šis kelias bus projektuojamas ir įrenginėjamas kartu su daugiabučiu gyvenamu namu, tačiau išėjus naujam infrastruktūros įstatymui, kaip žinia, visi objektai už sklypo ribų gali būti projektuojami ir įrengiami tik tai pagal infrastruktūros sutartį. Pasirašus šią sutartį, gavus atitinkamas sąlygas ir projektavimo užduotį. Buvo kreipiamasi ne kartą į savivaldybę dėl privažiavimo kelio, tačiau savivaldybė atsakydavo, kad prašome sudaryti infrastruktūros sutartį ir tada jau galima bus gauti sąlygas. Dėl to buvo paruošti kelio projektiniai pasiūlymai, taipogi inžinerinių tinklų po šio keliu, kurie bus priskirtini miesto infrastruktūrai. Projektai, jie buvo suderinti tiek infrastruktūros komisijoje, tiek Vilniaus vandenyse, tiek gatvės apšvietimo tinkluose. Padarytos buvo sąmatos preliminariosios ir jau tada buvo pasirašyta sutartis tarp, savivaldybės, kuris paminėta kaip organizatorius, UAB Vilniaus vandenys, kadangi bus Vilniaus vandenų tinklai vedami, kuris sutartį paminėtas valdytojus ir statytojo UAB Valor, kuris šioje sutartyje paminėtas kaip iniciatorius. Remiantis šitą sutartimi, statytojas UAB Valor įsipareigoja suprojektuoti ir įrengti privažiavimo kelią nuo esamo kelio tarp Žemės sklypų Paribio 23B ir Paribio 23A iki Žemės sklypo adresu Paribio 23E su apšvietimu ir lietaus nuotekyne. Ir bendro naudojimo vandentiekio tinklus, savitakinės nuotekos tinklus. Gavus sudarius šią sutartį, buvo gauta inžinerinio statinio projektinių pasiūlymų užduotis, taipogi prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos. Ir šiose sąlygose buvo paminėta, kad projektuoja ir įrengia 2 eismo juostų nesiauresnę kaip 5,5 metro pločio važiuojamojo dalimi šaligatvių privažiavimo kelią projektuoti su apšvietimu ir želdinių juostomis ir spręsti vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų. Atitinkami buvo gautos Vilniaus vandenų ir grindos sąlygos. Tai dabar norėčiau prieiti prie pačių sprendimų. Prie pačių sprendinių, kurie čia reiškia. Dar paminėsiu, kad kol buvo sudaryta šita sutartis, reiškia mūsų projektiniai pasiūlymai, dalyvavo keletoje inžinerinių tinklų komisijų, gavome pastabas, rodo dabar šitas, ir po antros jau komisijos yra nutarta principiniam sprendiniam neprieštarauti, teikti prašymus schemas dėl struktūros sutarties sudarymo Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai va, kaip matote, jau
po šito buvo galima tik sudaryti tą infrastruktūros sutartį. Taip, kad šitas mūsų privažiavimo kelias jau yra savivaldybėje peržiūrėtas ir jam iš esmės yra pritarta. Tai dabar supažindinsiu su esminiais sprendiniais. Čia buvo detalus planas darytas, kaip žinia, kuris apėmė tiek privažiavimo kelią, tiek ir sprendinius pačiam sklype Paribio 23A. Matote, kelias jau buvo numatytas detaliajame plane. Jis yra šiek tiek piečiau dabartinio žvyruoto keliuko, kuris dabar takelio keliuko, nežinau. Ir šitas brėžinys atspindi, kad visi inžineriniai tinklai yra jau išspręsti šioje stadijoje. Tai yra, reiškia, žiedinis vandentiekis, kanalizacija, lietaus nuotėkynė. Viskas sprendžiama, nes kol nenumatoma yra inžineriniai tinklai po keliu, kelio taipogi niekas negali derinti ir taip toliau. Tai pirma yra suderinami inžineriniai tinklai ir tada jau pritariama pačiam keliui. Taip, dabar prieinu prie pačio kelio sprendinių. Kaip ir numatyta prisijungimo sąlygose, kelias projektuojamas 5,5 metro pločio su žaliaja juosta ir šaligatviu 1,5 metro. Pradiniam mūsų sprendime buvo, reiškia, šaligatvis pietinėje pusėje, tačiau gretimo namo gyventojas pareikalavo, taip, atrodo, yra išprotokoluota, kad kelią stumti kuo toliau į pietus, o šaligatvį, reiškia, daryti arčiau sklypo ribų, kur mažesnis eismas, tai čia faktiškai nedaug, o pėsčiųjų dar mažiau, tačiau vis tiek pėsčiųjų eismas yra tylesnis už važiavimo automobiliais, dėl to privažiavimo kelias stumiamas kuo toliau į pietinę pusę, toliau nuo gyvenamojo namo. Ir pagal pradiniai stadijoje mūsų buvo šaligatvis šalia, tačiau abiejuose protokoluose ir sąlygose yra parašyta, kad šaligatvis ir privažiavimo kelias turi būti su žaliaja juosta. Čia yra sudėtingiau, brangiau padaryti, bet sąlygų, kaip sakant, jos nėra net kvestionuojamos šios sąlygos. Reiškia, be abejo, šitam kely yra sprendžiami irgi visi jo inžineriniai tinklai, tai yra apšvietimas kelio, reiškia, tai 3 žibintai ir lietaus kanalizacija. Lietaus kanalizacija, kaip ir nuo sklypo, yra suvedama, nuolydis yra į Paribio gatvės pusę, tačiau Paribios gatvės, reiškia, šitam privažiavimo pabaigoj bus, reiškia, akodravimo vratelės ir suvedama jos į trapą ir išleidžiama į šitą šulinį, lietaus kanalizacijos šulinį. Tai yra atlikta pagal sąlygas. Buvo gyventojų klausimų, ar atlaikys šitie šuliniai, ten tinklai ir taip toliau. Mes pateikėme savo kiekius lietaus kanalizacijos tiek nuo namo, tiek nuo kelio. Jie, matyt, paskaičiuoja, nemanau, kad jie vertina tai naujus vandens, atsirandančius vandens kiekius. Taipogi, kas yra pakankamai svarbu, reiškia, ties kelio ir šaligatvio susikirtimu, šaligatvis kelio danga yra iškeliama į, reiškia, šaligatvio lygį, kaip matote. Tam, kad žmogus, nereikėtų jam kažkokiais, žmogus su negalia, nereikėtų jam važiuoti, reiškia, kažkokiais bortais, o tiesiog jisai švelniai pereina per kalnelį. Kaip minėjau, reiškia, jeigu kalbėti apie pačią kelio struktūrą, tai yra žalioji juosta, kuri yra apsodinama, žibintai kelio apšvietimo yra nusukami, jie yra kryptiniai, jie yra nusukami nuo gyvenamojo namo langų, kad jie šviestų į kelią ir jie bus, reiškia, parenkami kryptiniai. Dabar, ką mes atsižvelgiam ir tikrai pastaba buvo labai svarbi, tai yra tas, kad nedaryti čia aukštų žibintų, kurie švies labai plačiai, o paimti 4 metrų kryptinius
dirbtinius žibintuvėlius. Dabar, kas yra pakankamai svarbu, tai yra želdinių išsaugojimas. Kaip matote, reiškia, išdėstant šaligatvį ir kelią tokiu būdu, kai šaligatvis yra šiauriniai, o kelias pietiniai pusiai, reiškia, bet kuriuo atveju yra, reiškia, 3 medžiai kertami. Tai dabar šitie 3 medžiai, gal aš tiksliai paskaitysiu dabar tekstą aiškinamajame rašte apie tuos medžius. Taip, aukštį aplinkos apsauga. Taip, kaip minėjau, privažiavimo kelias vystymo zonų ir socialiame plane, tuo pačiu stengtis maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Saugotinų, nesaugotinų medžių kriterijai nustatomi remiantis Lietuvos vyriausybės nutarimų dėl kriterijų, kuriuos atitinkantis medžiai ir krūmai priskiriami saugotinus želdiniams. Ir remiantis atliktą medžių inventorizaciją privažiavimo kelyje ir 5 metrai aplink šį privažiavimą daugumos medžių, kurių šaknų apsaugos zonos patenka po keliu, yra nevertingi. Tai mes nustatome. Kelio įrengimo ruože, ne pačiam kelyje, o jo įrengimo ruože, tai yra tuose 5 metruose, augantis 3 medžiai drebulė, reiškia 24, blindė, čia tokia suaugusi iš daug maži 6 po 12 ir drebulė yra kertami. Tai yra numatyta detaliajame plane. Tačiau, kaip minėjau, visi šitie 3 medžiai yra nevertingi. Kitokio sprendimo aš nelabai įsivaizduočiau, nes norint išvengti visiško, reiškia, jeigu taip pat parodyti medžių esamų taksaciją, tai norint, kad iš vis ir šitų medžių nekirsti, tai faktiškai net netilptų kelias, tas žalioji juosta ir šaligatvis, nebent šaligatvį, aišku, galima čia vingiuoti tarp tų medžių, tačiau nepamirškim, kad šaligatvis irgi atsikasa, jam reikia padėti pagrindus, aišku, tai įmanoma apsaugoti tas šaknis, tačiau gyventojo faktiškai kelias eitų jau prie pat namo gyventojų, beveik sutaptų su jo nuogrinda. Tai, manau, tikrai geriau paaukoti tuos 3 nevertingus medžius, tačiau padaryti komforto zoną šalia greta esančiam gyventojam. Tuo labiau, kad šiuose projektiniuose pasiūlymuose numatomas ir atsodinimas. Tai reiškia, kad tuos 3 kertamus nevertingus medžius mes atsodiname 3 klevais, tai yra vertingais medžiais. O va šitą visą zoną, kur yra žalioji juosta, mes tiesiog paleidžiame tokiai, reiškia, langsvų kaip ne gyvatvorė, čia pasakyti, gyvatvorė, juosta tokia. Daugiau čia tų medžių sodinti net nelabai yra kur, kaip matote, va čia yra tų medžių priaugę pakankamai ir čia juos nelabai kur yra netgi. Taip, kad mūsų pasiūlymas yra pasodinti 3 klevus. Tai trumpai tiek, dabar noriu atsakyti į gyventojų klausimus, kuriuos mes gavome raštu. Tai atsakysiu žodžiu, be abejo, tai bus atsakyta ir raštu paskui. Pirmas klausimas tai buvo, ar negalima pakeisti, reiškia, dangos trinkelių į asfaltą. Dėl to, kad trinkelių danga tai netinka riedutininkam ir dviratininkam ir taip panašiai. Mes manome, kad trinkelių danga šiuo atveju tikrai atrodys humaniškiau, nebus tokia kaip gatvė, daugiau kaip toksai takas. Asfaltas tikrai mūsų manymu čia taip jau agresyviai bus. Negalim lyginti va šito asfaltuoto privažiavimo su mūsų privažiavimu prie 10 butų gyvenamojo namo. Ir kitas dalykas, kad riedutininkam ir dviratininkam
pravažiuos čia tą, o riedutininkai aplamai nežinau, ar tinka čia jam važinėtis šituo keliu, kur mašinos važiuoja. Taip, kad mūsų atsakymas būtų tiek, reiškia, kad tai labiau tinka trinkelės, tai yra tokia labiau humanizuota danga, artimesnė pėsčiųjų takam. Dabar kitas klausimas buvo. Taip, čia buvo klausimai visas paketas, aš juos dabar ir atsakysiu. Taip. Taip, dabar klausimai. Dabartinėme aprašyme pažymėta, kad naikinami 3 nesaugotini medžiai. Šie medžiai yra jau suaugę, pažymėti kamieno diametrai, tiek kamieno kakleliais, todėl vietiniams ir būsiems gyventojams yra vertingi. Prašome rasti galimybę išsaugoti šiuos 3 medžius. Kaip minėjau, jeigu mes išsaugom šios 3 medžius, tai mes visiškai su privažiavimu lipam ant gyventojo, reiškia, ant to pat, nežinau, ant gyventojo, reiškia, namą. Tai tikrai, manau, neadekvatus būtų sprendimas. Reiškia, jeigu mes iš tos medžius va čia bandom privažiuoti, su keliu įsisprausti. Antras pasiūlymas yra. Pradėtuose planuose yra numatyta, kad kelio važiuojamoji dalis yra arčiau gyvenamojo pastato, o šaligatvio toliau nuo pastato į pietus. Tačiau dangų plane yra pažymėta atvirkščiai. Šaligatvis yra arčiau namo, o važiuojimo dalis yra pietinėje kelio dalyje. Tačiau jeigu šaligatvis būtų pietinėje dalyje, galimai būtų galima išsaugoti tuos medžius. Nutiesint važiuojame dalį vienoje medžių pusėje, o šaligatvį kitoje, galimai išvingiuojant aplink faktiškai esančius medžius. Juolab, kad šaligatvis iki projektuojamo kelio pradžios faktiškai yra pietinėje pusėje ir nereikia jo perkelti į šiaurinę pusę ir pereiti važiuojamosios dalies į šaligatvio aukštį, kaip dabar kelio pradžioje. Tačiau jeigu tai vis tiek nepadėtų išsaugoti bent vieno didelio medžio, tuomet to nereikia daryti. Tuomet verta traukti važiuojamą dalį nuo gyvenamojo namo, kaip ir paminėta aprašyme. Taip, aš kaip ir minėjau, pačioj minėtas sutvarkymo planas, tai čia ne visai sutvarkymo planas, ten yra detalusis planas. Mes pradžioj taip ir galvojom, kad, reiškia, kelią, kad tuos medžius išsaugoti, mes kelią stūmėm arčiau gyvenamojo namo, o šaligatvį ten vingiavom tarp tų medžių. Tačiau gyventojas tikrai, ryžtingai pareikalavo mano pirmo namo šito svarstymo metu, kad sukeisti vietomis, kiek pamenu. Tai dėl to atsižvelgdami mes ir padarėm, kas yra tikrai logiška. O pereiti va šitą vietą, kai yra iškeltas šaligatvis, žmogus net nepajus, kad jis čia pereina tą važiuojamąją dalį. Tuo labiau, kad čia esant 10 mašinų, ar ten daugiau 12 ar 15, tai tikrai čia transportas bus 2-3 mašinos per valandą ir tikrai pravažiavimo šitas, praėjimo šaligatvis tikrai yra ramesnė zona negu kelias. Tai manau, kad šitas pasiūlymas. Ir tuo labiau noriu pasakyti, kad jeigu žiūrėti į dabartinį taką, kuris vingiuoja šitoj vietoje, kur dabar yra šaligatvis, ir nuvingiuoja šiaurinę pusę, kabindamas va šitą kampelį, tai tikrai yra, reiškia, kaip ir minėta, kad va šitas šaligatvis tai bus to, reiškia, eini šaligatviu ir nueini į tą parką, kuris yra šiauriau į to žaliasias zonas. O einant pietinę pusę, tai gali nueiti ant garažo stogo. Aš suprantu, kad dabar galbūt gyventojai naudoja savo reikmėm tą garažo stogą, tačiau garažas turi suformuotą sklypą. Ar girdite mane? Tai va, nueina į sklypą, kuris gali būti bet kurio momento aptvertas ir uždarytas priėjimas ant jo. Čia tikrai yra privatus, suformuotas sklypas, jis man išnuomotas, ar privatus, net nežinau, bet kuriuo atveju garažo
naudotojai ar savininkai gali apsitverti, taip kad šitas nuėjimas ant garažo stogo, kiek jisai čia bus, jisai ne visai reikalingas, aš manau. Galime dabar vaikščioti, aišku, praeiti galima ir dabar, ant garažo stogo, mūsų šaligatvių projektuojamų, reiškia, pro šitą vietą, tačiau, sakau, kaip čia bus. Kitas klausimas. Tarp didžiausio medžio, drebulės ir namo yra daugiau negu 8 metrai, todėl galima čia tilpti ir kelias ir išsaugomas medis. 8 metrai, bet aš neįsivaizduoju, kad kelias vis tiek jisai 5,5, vis tiek bortai ir taip toliau, nenorėčiau aš pats gyventi šalia gatvės, kai galima tai to išvengti ir čia įrengti, reiškia, kažkokią žaliąją zoną, vieną, antrą ir šaligatvį. Šaligatvis bus čia praeinamas, sakau, porą gyventojų. Ir čia to šaligatvio iš viso galėjo ir nebūti, žmonės galėtų vaikščioti keliu, bet jau tokios yra sąlygos, tai mes jau jas vykdom. Taip, toliau. Kitas pasiūlymas. Prašome nenaikinti jokių medžių ir krūmų, plane pažymėta tik, o jeigu būtų būtinybė nukirsti dar daugiau mažesnių medžių, juos atsodinti nutiesus kelią. Atsodinti prašome medžius. Taip, tai mes ir sakom, mes atsodinam 3 iškertam nevertingus, atsodinam 3 vertingus ir dar padarom gyvatvorę per visą įvykį. Čia tų medžių pjaudė, man to pakankamai. Dabar yra numatyta važiuojamosios dalies 5,5 ir 1 metro pločio žalioji zona ir veja ir 1,5 metro šaligatvis. Gal galima atsisakyti žaliosios vejos, taip sutaupant 1 metro pločio. Šitas reikalavimas atsirado ne mūsų galvose, tai yra, reiškia, savivaldybės infrastruktūros pradžiai komisijoje, o paskui ir sąlygose. Taip, kad ne mūsų, pirminėse mūsų variantuose tos žaliosios zonos nebuvo, bet žinant savivaldybės, kaip sakant, žaliąją bangą dabartinę, tai tikrai faktiškai visuose objektuose, jeigu yra galimybė, tai šaligatvis neblokuojamas prie važiuojamosios dalies, o daroma žalioji tokia juosta ir tik tada šaligatvis. Gatvės apšvietimui numatyti 3 naujus stulpus 8 metrų aukščio. Atkreipkime dėmesį, kad tokie papildomi žibintai dalį šviesos skleistų į timiausius pastato langus, taip sukuriant nereikalingą nekenksmingą poveikį, taršą. Prie projektuojamo pastato vizualizacijos įkoti maži kiemo apšvietimo žibintai, kurie šviestų leidžia žemiau ir tuo patogus tiek gyventojams, tiek praeinantiems pėstiesiems. Atrasti galimybę ir kelio švietimui naudoti mažo aukščio šviestuvus. Pastaba tikrai priimta, mes tikrai šviestuvus, čia kelininkas buvo numatęs 8 metrų, man atrodo, tikrai čia jų nereikia statyti, čia ne to lygio kelias, tikrai mes juos mažinam iki 4 metrų ir darom kryptinius. Faktiškai, kas tai yra kryptiniai šviestuvai? Tai reiškia, jie neskleidžia labai plačiai, jie yra čia ir jie švies tokiais, kaip čia sakyti, ne po visą zoną, o tokie, kaip bus elipsės ar rutuliai, reiškia, ant kelio apšviečiai. Kažkiek kris ant šaligatvio, bet gyventojams jie neturės jokios reikšmės. Statyti tuos visiškai mažiukus, jie mažai šviesos duos, tokie bus tik burbuliukai ir vis tiek čia pravažiavimas, tai nemanau, kad savivaldybė juos derins. Tai mes paimam tuos, čia vadinasi, parkiniai šviestuvai. Tikiuosi, kad mums juos suderins, bandysim visais būdais. Traktuodami, kad tai nėra kažkokia čia intensyvaus eismo gatvė ir taip toliau. Toliau, dar papildomas buvo to paties klausimas, o aš pakaitysiu. Taip. Dar papildomai klausimą ir prašymas kilo. Dabar plane yra nubrėžti kiekvieno medžio šaknų apsaugos plotas. Gal galima sužinoti, kas galima ir kas negalima daryti tame šaknų apsaugos plote? Ar gali būti kelias? Taip, atsakau, reiškia,
kas galima ir kas negalima, tai yra taip, reiškia, kas galima ir kas negalima, tai yra daroma pagal želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisykles. Numeris D151, kuris remiasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymu dėl želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo. Tai turi būti pateikiama pagal šitą įsakymą inventorizacijos kortelė, vertimo metodika ir esamų želdinių planas. Tai mes visą tą ir padarėme esamų medžių fiksacijos brėžinyje. Ir dabar kas galima, kas negalima, remiantis šią metodiką. Ne? Tai va šitam šaknų apsaugos, reiškia, zonoje, čia kalba eina, aš įsivaizduoju, apie saugotinus želdinius. Tačiau mes, nors pas mus tų saugotinų čia yra tik pora, man atrodo, pora ar du ar trys medžiai toj zonoje. Tačiau mes taikom visiems tą, kad saugomų šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA sertifikuoto arboristo priežiūros situaciją vertinimą individualiai. Tai be abejo, kad reiškia tiesint kelią, tai turės būti arboristas, kuris žiūrės, kad tai nebūtų tos šaknys pažeidžiamos ir kaip jas, jeigu atkasama, reiškia, maksimaliai išsaugoti. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai, judinant gruntą, galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patikrintas medžio gerovės saugančias technologijas. Tai be abejo, techniniam projektui bus numatyta tos gerovę išsaugančios technologijos. Dabar projektiniai pasiūlymai. Saugomų šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau negu 5 cm. Be abejo, mes maksimaliai kelias eis tose pačiose altitudėse, kaip ir dabar, ir niekas nesiruošia čia daryti kalnų kažkokių kalbėjimų ir panašiai. Vis maksimaliai taikoma. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra rankiniu būdu, naudojant oro kastuvą. Taip, kaip minėjau, techninio projekto metu arba darbo projekto metu čia turės dalyvauti papildomos pajėgos arboristų. Ir šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybinės medžiagas, apsauginė laikinai atvėmės apsauginė tvorelė, jeigu čia statybos vyksta greta tais paimamaisiais ženklais. Tai va tokios yra, ta prasme, tai nėra parašyta, kad negalima ir šaknų apsaugos zonė, saugotinų medžių šaknų apsaugos zonoje, neparašyta, kad reiškia negalima įrenginėti. Tiesiog reikia imtis papildomų apsaugos priemonių, kad maksimaliai nepažeisti tų medžių šaknų. O tų šaknų plotas, apskaitimai mūsų yra kitam brėžinyje, kuris vadinasi, šitas esamų medžių taksacijos sistema. Tai yra jų dalių, šaknų plotai ir taip toliau. Kaip minėjau, beveik visi tie medžiai yra nesaugotini. Taip, ir dar vienas buvo jau paskutinis žmogaus klausimas. Taip, tai yra, reiškia, paskaitysiu, plane nenurodytas tiksli didžiojo ąžuolo vieta ir jo šaknų apsaugos plotas. Tai tas didysis ąžuolas mūsų žiniomis, dar kažką reikia. Minutėlę prijunginėjom dar. Kaip minėjau, tas ąžuolas auga, jisai va šitoj vietoj, jis nepatenka 5 metrai į mūsų, reiškia, kelio zoną. Mums buvo savivaldybės nurodyta atlikti taksaciją medžių, kurie yra 5 metrai nuo kelio. Tai mes tą ir atlikome šitam brėžinyje. Tai kas mums buvo šitie medžiai jau nepatenka į tą zoną, kuri mums buvo nurodyta.
Tai tas ąžuolas auga, jisai va šitą va vietą, kiek man žinoma yra, kiek aš mačiau, tai jis yra pakankamai toli nuo kelio, niekaip neįtakoja sprendinių. Tai tiek dabar. Dabar, jeigu galima klausimų, tai reiškia pasiruošę atsakyti, tik kaip minėjau, prašau nesakyti savo vardo pavardės, inicialus arba pristatyti kažkaip. Klausau. Jeigu nėra kitų norinčių pakeltų rankų, tai aš galėčiau pabandyti. Taip, prašau. Taip, ID. Taip. Dėl šviestuvų, kaip ir pasakėt, viskas gerai, ten kryptiniai ir sumažinti. Tada atsodinami klevai. Kokios skersmens jie bus atsodinami? Jie bus atsodinami be abejo tokios skersmens, kad ten po 20 cm neatsodinsim. Tiesiog aš manau, jų bus pagal aukštį bus kokių 4 metrų maždaug. Aš šitaip aš įsivaizduoju. 3-4 metrų skersmens, maždaug, kaip įsivaizduočiau, 10-15 cm. Ne kažkokie mažiukai, o normalūs medelinė. Aš suprantu, bet pagal Vilniaus architektūros taisyklės, kaip ir jie siūlo, kad jeigu 3 medžius kertate, tai atsodinate tiek medžių su diametrais, kad padengti tą kirtų. Taip, apie saugotinus eina kalba. Apie saugotinus. Šituos galima kirsti, net leidimo nereikia jam. Apie medžius kalbama. Nu, jeigu pasižiūrėtumėt savivaldybės puslapį, yra visa lentelė, ką reikia daryti. Aš žinau puikiai architektūros taisyklės. Kai medžiai yra valstybiniai žeminiai, kai privačioji žemė ir priklauso nuo skersmens. Tai tiesiog prašytume, kad jeigu kertate 3 medžius, tai gal pagalvotumėt, kad gal galima daugiau pasodinti, o ne 3. Gerai, išvydau jūsų pasiūlymą. Tada toliau galite atversti, šitas puslapis 22. Va šitas apskritimas didelis žalias. Ką jis čia? Čia jis reiškia tas, kad šitoj vietoje gali apsisukti gaisrinė mašina. Tai čia tiesiog žolė, va toj vietoje bus žolė sutvirtinta koriu šitoj vietoje. Prasme, yra kelias, o kelio šalia bus koriai? Jo, tai bus korys, ta prasme, jisai bus plastikinis korys, per kurį perauga žolė ir jo net nematote pačiu. Aš suprantu, bet ant kelio tai jo nebus. Ne, ant kelio nebus, be abejo, ne, ant kelio nebus. Tiesiog parodyta gaisrinės mašinos apsupimo zona. Supratau. Tada dar norėčiau, jeigu galite, arba man leiskit pasidalinti ekranu, arba parodykite Paribio 23 projektinius pasiūlymų. Tiesiog vieną vizualizaciją aš norėčiau panaudoti. O, žinokit, gal jūs, aš nežinau, kurie... Man suteikite teisę pasidalinti. Mes nežinom, kaip suteikti. Palaukit, kaip čia tą teisę jūs. Parodite share ir man tada leis pasidalinti. Palaukit minutėlę, tada palaukit minutėlę. Jūs sakykite, kame ten klausimas, mes bandysim susigaudyti. Dėl kelio, nes sakau, man reikalingas būtent iš tų jūsų projektinių pasiūlymų antras puslapis. Bet suprantat, žiūrėkit, aš ką jums noriu pasakyti. Reiškia, jeigu jūs norite remtis vizualizacijom, reiškia, šito namo, ar ne, tai kelio tik parodyta kaip schema. Mes negalim imti namo vizualizacijų kaip kelio vizualizacijų pagrindo. Ta iškart pasakau. Mes galėjom kelią iš vis nerodyti savo namo vizualizacijom. Tai kad būtų žmonėms aiškiau. Aš tiesiog noriu padiskutuoti, nes tam mes ir čia. Tai gerai, sakykite jūs ir be pasidalinimo. Koks jūsų klausimas, prašau, sakykite. Ta vizualizacija yra nupieštas kelio tęsinys. Man tiesiog yra, grinai, būtų logiškiau dabar parodyti tą nuotrauką ir arba įeikite savivaldybės puslapį, tenais bus projektiniai pasiūlymai jūsų ir padarykite. Žiūrėkit, aš nenoriu, mes pristatome šį projektą. Aš nenorėčiau
šio projekto maišyti su kitu projektu. Bet suprantate, kad vienas be kito negali egzistuoti. Gali, kelią galima padaryti, Negali. Nu, gali. Tai tada daugiabutis be privažiavimo kelio arba kelias į niekur. Jeigu Kelias gali žiūrėti būti niekur. atskirai. Kelias gali būti kelias prie sklypo. Pavyzdžiui, ar ne, namo žmogus nestato, tačiau kelią jisai įrengia. Ir viskas. Savo sklypo ribos. Mes Kodėl jūs sakote, diskutuojame, negu paprašiau atidaryti nuotrauką. Sakykite savo klausimą. Ir man nuotraukos reikia, kad aš parodyčiau tą nuotrauką, tada... Mes suprasim, sakykite klausimas. Nu, tai sakau, tada galite nueiti į savivaldybės puslapį ir ištraukti savo projektinių pasiūlymų tą vizualizaciją, nes man jos reikia dabar, kad parodyti. Tai sakykite, mes suprasime. Klausimą, sakykite savo klausimą. Ten man reikia tos nuotraukos, kadangi joje parodytas kelio pratęsimas, nes čia, ką jūs rodote, jisai prieštarauja tam, ką jūs tenais rodėte. Taigi ten aš sakau, vizualizacija, žiūrėkit, aš noriu pasakyti, aš nenoriu remtis namo vizualizacijomi kelio projekte. Kelio projektas apima nuo Paribio gatvės iki sklypo. Ir jokiom vizualizacijom aš nesiremsiu iš kito nesurišto projekto. Tada viešinant, apgaudinėti žmonės viešindami tą projektą. Dabar kalbam ne apie tą, o apie šitą. Prašau kalbėti apie šitą. Taip, laukiam. Mūsų gyventojų pasiūlymas buvo, kad nenaikinti gyventojų tako ir jūsų vizualizacijai parodyta, kad tokia galimybė yra. Ir mes tiesiog norime pasakyti, kad čia kodėl nėra. Nėra. Kokios galimybės? Nelabai supratau. Kokios galimybės? Sakykite, prašau. Tai sakau, man reikalinga nuotrauka, kad jūs pamatytumėte tą nuotrauką, tada turėtume toliau tęsti. Žiūrėkit, mes galim vizualizacijų, projektinių pasiūlymų daryti labai abstrakčias. Mes padarom, reiškia geras vizualizacijas, bet mes vizualizacijos, suprantat, nėra ta medžiaga, projektinė medžiaga, tai yra vaizdinė medžiaga, ar ne? Brėžiniai yra medžiaga tiksli, o vizualizacijos yra vaizdinė medžiaga. Ir jūs, gyventojai, negali remtis vaizdinė medžiaga, kuri yra, taip sakant, tik tai kaip po viso projekto sprendiniam. Tuo labiau kitam projektui. Kodėl dabar, aš nesuprantu, mes dabar svarstom vieną projektą, mes tikrai neįsim į kitą projektą ir nesidalinsim jokią medžiagą. Norit, rašykit mums pasiūlymus ir taip toliau. Šito dalyko mes į diskusiją neįsim dėl svetimo projekto, dėl kito projekto, dėl svetimo. Dar geriau, tai dar geriau pasakė. Gerai, aš prašau pateikti posėdžio protokolą su įrašu Miglos bendruomenė gmail.com. Įrašiau šitą prašymą jums į chatą. Dėl šito svarstymo, dėl praeito? Dėl šito protokolo. Gerai, tai mes pateiksime. Reikės posėdžio protokolą su įrašu ir nurodžiu dar kartą adresą. Gerai, tvarkoj, puiku. Tai puiku, pateiksime. Ar turite dar klausimų? O mūsų pasiūlymą, kada mes siuntėme, kad apjungti posėdžius, jūs traktuojate tik tai kaip prie Paribio 23 projekto buvo? Prašau, pakartokit, nespėjau tekstą išgirsti. Mūsų pasiūlymą pateiktą raštu, kurį mes teikėme, kad apjungti šitos du projektų viešinimus, kartu viešinti. Jūs traktuojate kaip tik tai prie to vieno projekto? Aš traktuoju, taip, iš eilės. Reiškia, šitą pasiūlymą abudu projektus svarstyti vienu metu, aš gavau praeito svarstymo metu, kai buvo svarstomas daugiabutis gyvenamas namas, Paribio gatvė 23A.
Aš jį atsakiau visiems klaususiems raštu, taipogi tai yra parašyta ataskaitoje. Manau, kad jūs Bet irgi šitas gavote. Tai dabar pasiūlymas ištekėjau prie abiejų ir jame parašyta, kad pasiūlymas dėl daugiabučio gyvenamo namo Paribio 23 statybos projekto ir privažiavimo kelio nuo Paribio iki žemės sklypo Paribio 23E. Gerai, supratau. Labai norėtumėm, kad jeigu yra du skirtingi svarstymai, kad tai būtų atskirta tiesiog svarstymui vienam ir svarstymui kitam. Bet be abejo, mes atsakysim į šitą jūsų klausimą žiūrint. Tai reiškia, mes netraktuojame, kad taip ir yra. Šitie projektai yra svarstomi atskirai dėl to, kad jie yra atskiri. Pirmas daugiabučio gyvenamo namo projektinių pasiūlymų svarstymas, iniciatorius yra šito, reiškia, projekto, tai yra UABas. Antras, tai yra pagal sutartį su savivaldybė. Tai yra ruošiami visiškai atskiri projektai, gaunamos atskiros sąlygos, derinami nauji, reiškia, projektinių pasiūlymų skirtingos užduotys. Techninis projektas taipogi ruošiamas atskirai ir bus gaunamas atskiras leidimas statybai. Niekur įstatymą nėra numatyta, kad du atskirus projektus, nors ir jie vienas šalia kito yra, nors ir jie, galima svarstyti vienu metu. Mes, norėdami išvengti gyventojų ar savivaldybės priekaištų, kad mes darom neįstatymiškus veiksmus, tai reiškia, du projektus svarstom vienu metu, reiškia, ir mums tada galim ką atmesti, tos svarstymus anuliuoti, dėl to mums be abejo sunkiau, bet mes tai darome atskirai. Šiuos du projektus svarstom atskirai, atskiras pastabas gaunam, atsakom atskirai, atskirus stendus darom. Mums tikrai paprasčiau būtų vieną daryti, bet aš suprantu, kad įstatymas yra įstatymas ir mes maksimaliai stengiamės laikytis įstatymų. Įstatymas neuždraudžia daryti vieną posėdžio po kito ir kalbėti 2 valandas apie abu projektus. Taip daro kiti architektai ir dėl to skundų niekas nerašo. Tai yra architekto ir rengėjo, kaip sakant, požiūris. Tai mes vis tiek siūlome tada ir prie šito varianto svarstomo projekto siūlome, kad būtų vis dėlto pratęstas tas kelias, nes šiandien kaip ir pavaizduota buvo prie Paribio 23E svarstymo vizualizacijos projektinių pasiūlymų, tai ten pavaizduotas, kad kelias eina ne tik iki sklypo, bet ir nuo sklypo toliau praeina ir įsilieja į Miglos gatvę. Supratau. Šitoj vietoje yra pėsčiųjų, kaip sakant, praėjimai, tai yra gyventojų takai. Ir jeigu jūs padarytumėte taip, kaip nupiešta buvo tenais vizualizacijoje, tai būtų pridėtinė vertė ir nenaikintų, būtent nenutrauktų pėsčiųjų takų. Taip, atsakau, dabar aš supratau jūsų mintį, atsakau, nors tai ne šios svarstymo tema. Reiškia, toj vizualiacijoje, kur jūs matėte, tai yra kelias neinantis per va šitą pusę. Tai yra, matote vizualizacijoje kelią, kuris yra va šitas įvažiavimas. Tai aš sakau, vizualizacijom negalima rengtis kaip projektinė medžiaga, aš to pasikartosiu. Jūs matote va šitą esamą įvažiavimą į garažą. Ir buvo svarstymas, kad irgi, pasakysiu jums atvirai, pas mus buvo svarstymas, kad neiti pro gyventojus, pro šitą vietą, detaliojo planavimo metu, kad eiti per va šitą pusę. Tačiau, kaip matote, va dabar rodau rodiklę, kaip matote, va čia yra, reiškia, sklypas garažų, tai reiškia, kad išvažiuoti per pietinę pusę, mes išvažiuojam į šlaitus, kur čia tikrai ąžuolų priaugę ne vienas ir ne du. Faktiškai čia valstybinis miškas dar plius yra ir čia reikėtų daryti atraminės sienutės gal 4, gal 5 metrų. Arba prašytis, kad įvažiavimas leistų, čia net neišeitų nuvažiuoti, šlaitas didelis, per privatų sklypą. Tai reiškia, šitam sklype forminti servitutus. Taip, bet gal nereikia ten privažiavimo, bet pėsčiųjų taką sutvarkyti. Pėsčiųjų takas dabar yra išmintas ir kaip matote anam projekte dar, tai jis va užkabina kampelį va šio sklypo ir paskui nueina va čia, jis matosi. Tam atsakyme, kurį jums siuntėte, jūs puikiai matote, kad pėsčiųjų takas
kabina tik va šio sklypo Paribio gatvės, va šitą šiaurės rytų kampelį, o didžioji dalis tako praeina čia. O va šitoj vietoj, suprantat, nors ir dabar, kaip sakyti, čia yra galima vaikščioti, tačiau tai yra privatus sklypas, kuris bet kuriuo momentu gali būti užtvertas. Ir kaip matote, va šitie sklypai, tarp sklypų faktiškai tarpo nėra. Matote? Sklypai faktiškai beveik susieina į vieną ir va sklypas jau yra. Taip, kad čia, kur dabar žmonės gal va taip jie praeina. Ne, jie dabar žmonės, pasakysiu, kaip tie žmonės eina. Aš esu įsigilinęs situaciją. Eina jie arba mūsų sklypo šiaurinę pusę, arba jie nueina kerta mūsų sklypo kampelį ir eina garažo stogu va čia. Va taip, kad jie eina. Va, jeigu matote gerai mano rodiklį. Teisingai. Va šitai. Ir daryti įvažiavimą per mišką, kai mes dabar ginčijamės dėl čia gyventojų prašom. Ne dėl įvažiavimo, o dėl pėsčiųjų tako. Mums nereikia įvažiavimo, mums užtenka tik tai, būtent tikslas yra, kad takai išliktų, kad nenukirstų jų. Pėsčiųjų, neprivažiavimo. Atsiprašau dabar. Tai dabar takas eina per mūsų sklypo eitinę dalį, ar ne, ir eina per garažo stogą. Teisingai, jūs nuvažiuokit, pasižiūrėkit. Eina per garažo stogą. Netgi matosi redijoje tas takas. Tai jūs norite pasakyti, kad mes nenukirstumėm tako, kuris eina per svetimą sklypą? Tai čia jau gali nukirsti, ne mes galime nukirsti. Tai palauk, kaip mes galime nukirsti tako, kuris eina per svetimą sklypą? Jūs man paaiškinkite tada. Sklypą, neina išilginis takas per mūsų sklypą. Savo sklypo sąskaitą galite truputėlį padaryti siaurą pėsčiųjų taką. O kodėl? Tai eikite per šiaurinę pusę, kur dabar takas yra išmintas. Kodėl dabar yra privati nuosavybė ir, aš šito dalyko, aš supratau, aš taip sakant, protokoluojama yra, bet, jeigu žmonės nebuvo apsitvėrę, žmonės vaikščiojo per sklypą, tai jau reikia ir vaikščioti. Čia tai, aš manau, įstatymai pas mus Lietuvoje kol kas gina privačią nuosavybę. Pašalins. Tie takai išminti anksčiau, negu šitas sklypas buvo suformuotas. Negaliu jums pasakyti, kad tie takai buvo išminti. Negaliu pasakyti. Mes kaip gyventojai tai galime. Nemanau. Aš galima tą taką išminti dabar, ateis 10 žmonių išmins naują taką. Bele kur, kad ir bele kuriam privačiam sklype, kuris nėra aptvertas. Bet mes kaip gyventojai sakom jums, kad jie buvo anksčiau išminti. Tai žiūrėkit, mano klausimas, kaip gyventojai, kodėl jums nesikreipusi, mes dar tako jau jūsų atstatome, nutiesiam, kaip sakant, ar ne? Kodėl negali jūs kreiptis į savivaldybę, kad įrengti tokį patį puikų taką šalia šiaurinės sklypo ribos, nereikės vaikščioti nei per tą kurvyną, kur dabar čia yra palijus, nei per svetimą sklypą privatų. Kodėl norima pasidaryti visą svetimą sąskaitą? Šito nesuprantu. Mes norime, kad jūsų projektas, kurį vystytojai vysto taip, jisai suteiktų rajonui pridėtinę vertę. Bent kažkokią tai. O ne tik tai pasinaudotų esamą infrastruktūrą. Atsakau, jeigu galima, taip, jisai suteikia pridėtinę vertę, tai yra nutiesiamas naujas privažiavimas, nutiesiamas pėsčiųjų, privažiavimas čia gal, kaip sakė, jisai vis tiek bus bendramiestinis, aš manau, beveik garantuoju, kad jame statys mašinas va šito namo gyventojai, kur dabar čia neįmanoma pastatyti, tikrai bus čia pristatyta šalia kelio, ir daromas jau pusę tako, kuris yra išmintas dabar. Jau šitas statytojas savo lėšom nutiesia, kaip matote. Tai čia neprideda pridėtinės vertės. Tai mes tiesiog siūlom, kad būtų iki galo ta vertė padaryta, kad takas būtų galinis, o ne tik tai dalis jo. Bet tas takas veda, jisai žinot, kur baigėsi? Aš nežinau, kur jis baigėsi. Jis gal baigėsi ten dar kažkur tai už kokio pusės kilometrų. Tai jis baigėsi, galim pasižiūrėti, jis baigėsi kažkur ties darželiu. Va čia, jeigu žiūrėt šitą schemutę. Tai čia, žinot, sakant,
beribė situacija. Va, matot, va dabar va, yra nagrinėjama teritorija, tas takas va čia praeina, kerta kampelį ir jis nuvingiuoja kažkur ties darželiu. Ties Miglos gatve, man atrodo, jis nuvingiuoja. Tai jūs siūlote tiek tako nutiesti, ar kaip jūs siūlote? Patikslinkite man, prašau. Jūs geriau ortofoto nuotrauką pasižiūrėkite, o ne schemą rodykite. Gerai, mes užprotokolavom jūsų pasiūlymą. Taip. Ačiū. Sakykite, prašau, ar dar yra klausimų? Dar noriu papildyti. Jūs supratote dėl tos vizualizacijos, kad čia yra įvažiavimas, reiškia, į šitą garažą parodytas, o ne mūsų kažkoks ten išvažiavimas, kurio neįmanoma įrengti. Aš tikiuosi, tas aišku. Negalime vizualinę medžiagą rengtis žiūrint. Vizualizacija tikrai parodytas ne įvažiavimo takas, o nupieštas taip, kaip lyg tai būtų takas toliau. Nu taip, tai aš sakau, suprantat, labai sunku vizualizacijose, ypač iš Paukščio skrydžio, iš Vilnius tos 3D, kad viskas būtų suprantama. Nu labai, žinokit, sunku. Čia tai buvo paimta iš Vilnius 3D ir pažymėtas va šitas va įvažiavimas į požeminį garažą. Tikrai, nes tikrai nebuvo jokios minties eiti per šlaitus, daryti takus, tuo labiau šitą taką įrengti, tai čia irgi atraminių sienučių reikalai yra. Arba reikia kirsti, va, įsivaizduojat, važiuokit, aš čia dabar rodo rodyklyte, ar ne? Čia yra privatus sklypas, kur jokių takų įrenginėti negali. Teisingai, sutinkate? Tai dabar šitas takas jūsų siūlomas turi eiti šlaitu, va čia va, rodyklyte rodo, matote? Tai yra, reiškia, perkitimas, taip, tai yra perkitimas tarp šito taško ir šito pagal altitudės, man atrodo, 1,5 metro. Tai reiškia prie ąžuolų, kurie čia auga, reikia statyti atraminės sienutes, gręžtis. Pagal tai aš sakau dabar pažodžiui, ką jūs, sakant, siūlote. Garažai yra atraminės sienos jau. Va čia jinai yra jau. Jinai yra jau garažas, va štai atraminė siena, bet jinai yra sklype. Matot, va šitą linytę mėlyną jau yra sklypo riba ir niekas neleis su jokiais takais eiti į svetimą sklypą. Teisingai. Va, susieina va čia sklypai. Taip, atraminė sienutė čia yra, bet jinai yra jau svetimo sklypo vos ne vidury, gal kokie 5 metrai jau nuo ribos. Tai reiškia, kaip jūs siūlote, reikia eiti mūsų sklypo pietinę pusę ir išeiti į šlaitus jau. Va čia va. Kur auga tie medžiai, ąžuolai ir taip toliau. Ir čia statyti atraminę sienutę, ko tikrai neleis jokia gamtos apsauga. Ir tuo labiau čia yra jau, man atrodo, valstybinis miškas, jau valstybinio miško riba. Tai kaip netgi tiek, kad ir kaip užsakovas būtų nusiteikęs geranoriškai padaryti pridėtinę vertę, kaip tai padaryti techniškai net neįsivaizduoju. Valstybinė miška statyti atraminės sienas. Nes atraminę sieną reiktų statyti palei va šitą ribą. Tai čia ne tik būtų atraminė siena, čia būtų laiptai. Tai va žiūrėkit, jeigu žiūrėti į altitudės, to aš pristrauksiu, kad suprantat, labai lengva siūlyti, bet vis dėlto reikia įsigilinti. Va, altitudė reiškia yra 129,34. Mato tašką? Va, 129,43. Dabar tas menamas takas būtų 127,05. Tai reiškia, tai va šitas jau perkirtimas yra 2 metrai. Tai reiškia, reiktų statyti atraminę sieną su laiptais, va čia va, ąžuolų apsaugos zonoje, kur čia tikrai ąžuolai auga dideli. Ar neteisybė, aš sakau kažką, aš gal maišau? Viskas tvarkoja. Suprantat, irgi, supraskit, ir mūsų projektuotojus. Mes suprantam projektuotojus, bet mes ir supraskit gyventojus. Ne, taip, aišku, taip. Žmonės tikrai galės praeiti va šitą viršum ir šalia sklypo ir nueiti į miškus. Aišku, čia nenusileis išlaikas didžiulis į pliaugą. Bet statyti laiptus medžių zonoje. Tai labai lauksiu protokolo. Gerai.
Ar yra dar klausimų, sakykit, prašau. Tai jeigu klausimų daugiau nėra, tai tada norėčiau pabaigti šį susirinkimą. Labai ačiū dalyvavusiems. Aš dar labai atsiprašau, ponė Algimantai. Taip, Į ateitį sužinokit, ką jūs turit paspausti, kad mes galėtume dalintis gerai, savo. gerai, sužinosiu. Supratau, klausimas aiškus. Gerai, Manau, supratau, tai bus tvarkoj. tada ženkliai patogiau visiems. Ne, aš suprantu jūs, taip, bet mes irgi nenorim Spausti siekti vieną skirtingų mygtuką, kad projektų. suteikti man leidimą Gerai, pasidalinti gerai, ekranu. gerai, gerai, tvarkoj, padarysim tai, tvarkoj. Ačiū labai. Prašau, viso gero. Gerai. Tai daugiau, kadangi klausimų kaip ir nėra, tai laikas valanda lygiai praėjo, tai mes norėtumėm šį susirinkimą ir pabaigti. Ačiū visiems už dalyvavimą. Viso gero.